Ko trūko, kad laimėtumėm prieš Serbiją? Taiklių tritaškių. Kaip tai gyveni, ką? Būtizanai. 4 metriukai Lietuvai. Kaimynams visada reikia palikti gerą įspūdį. Kinto plius. Žemi krepšinio aikštelė, nes yra didelis noras pataikyti tritaškį ir pasižiūrėsim, ar aš vis dar galiu įdėti iš viršaus, ar negaliu, ką? Nu ką, reikia vis tiek pabandyti, ne? Ko trūko, kad laimėtumėm prieš Serbiją? Taiklių tritaškių, tai bandom mes taiklius tritaškius. Nu, iš baudų turėčiau iš 2 sumesti. Ir dar vieną. Žiūrim, liesiu aš lanką ar neliesiu? O, kaip aukštai šitas lankas. Judam į laukus. Keliaujam. O dabar reikia persirengti, nes į laukus turime važiuoti su kita apranga. Jūs galvojat, kodėl aš apsirengiau baltai? Yra tam tikrų agronominių priežasčių. Keliaujam į laukus ir sužinosim, kodėl aš esu baltas. Kaip žemdirbys esu baltas prieš Lietuvą. O iš tikrųjų be humoro taip baltai esu apsirengęs tam, kad matyčiau, kiek kenkėjų įvairiausiai skraido mano laukuose. O šiandien apsilankimas laukuose šiek tiek netipinis. Aišku, matysim mano pasėtus žieminius rapsus, tarpinius pasėlius, kurie liks per žiemą. Ir dar vieną labai svarbią vietą, kurią mes aplankysim, tai BASFO Baltijos šalių bandymų stotis, kuri skirta naujų augalų apsaugos produktų registracijai visoje Europoje. O praeitoj serijoje kėliau tokį iššūkį būtizanams, kaip jie veiks šitokiom sąlygom. Einam pasižiūrėti. Nu, kur ta žliugytė? Čia nėra žliugių. O kodėl čia nėra žliugių? Todėl, kad čia yra būtizanai. Einam pakelsim šliužų kilimėlį. Šliuželiai, kur jūs, zuikučiai mėlieji? Šiandien šliužų nėra. O spėkit, kodėl šliužų nėra? Iron Max. 1, 2, 3, 4. Palikti 4 metriukai Lietuvai. Žiūrėjom iki tarpinių pasėlių lauko pasižiūrėti, kaip sudygo jis. Sudygo? Va, grykis, va, sudygęs grykis, labai ryškiai matas. Šalia grykio sudygusios facelijos, aviža netikšlė ir turim, va, čia žirnis, va, 1, 2 žirniai, 3, va, naujas kalasi. Tai reiškia, to mišinio, kurio buvo išsėta čia apie 38 kg į hektarą, nu, sudygo. Įdomu, kiek šitas pasėlis, kiek jis sukauptų laisvosios anglies ir esančio azoto dirvoj, jeigu mes jį, pavyzdžiui, patreštumėm rudenį. Gaila, kad šiai dienai taisyklės neleidžia trešti šitokių pasėlių. Tai ką? Vyksta žieminių kviečių ražienų glifosavimo darbai, todėl kad atliekant arba naudojant minimalų dirvos dirbimą, piktžoles reikia naikintis ir techninės galimybės jas naikinti yra ribotos. Kaip tu gyveni, ką? Senai aš pas tave nebuvau. O, žiūrėk, nugriūna pasiduodu, sakyk, aš draugiškas. Geršva. O, kur? Kai sakoma, visą laiką pasižiūrėk, kur raktai, duryse. Beicuota su Kinto plius. Sėkla beicuota su Kinto plius. Ūkyje naudoju tik sertifikuotą sėklą. Kinto plius! Šiandien esam balti dar ir dėl to, kad vykstam į svečius į Latviją. Kaimynams visada reikia palikti gerą įspūdį. Sveiki atvykę į BASFO bandymų stotį, kuri yra Uzvarui, netoli Bauskės. 2019 metais bandymų stotis gavo geros praktikos sertifikatą
Tai vidutiniškai metuose čia yra apie 2000 bandymų laukelių. Šios stoties bandymai yra pripažįstami Šiaurės regiono zonai. Bandymai su biostimuliantais ir kitais žemės ūkiui skirtais produktais, tam, kad šitos produktus ateityje būtų galima registruoti Baltijos šalyse ir apskritai šiauriniai zonai. Čia, ant Lietuvos-Latvijos sienos, mes turime Lietuvos daiktą, kuris yra BASFO bandymų stoty ir jis yra iš Joniškio. Turime žmonių, kas geba tokius daiktus padaryti, pagaminti juos. Mes iš tikrųjų plėsim tų oro stotelių skaičių Lietuvoje mes plėsim. Bandymų stočiai tai yra be galo svarbu, todėl kad mes tada bandymuose galim nurodyti tikslius temperatūros, tikslius kritulių iškritimo kiekius, tam, kad žinotumėm, kokiom sąlygom bandymas buvo atliekamas. Tai čia bandymai atliekami labai mažai su registruotais produktais ir be galo daug su tais produktais, kurie bus registruoti ateityje. Žieminių kviečių bandymų blokas, viskas, kas suarta, čia bus pasėti žieminių kviečių bandymai ir netgi visiškai naujų veikliųjų medžiagų, kurios gerai veikia tiek snieguolę, tiek pelinį pašiaušelį, bandymai. How is going on, agronomist education in Latvia? Many young people are choosing the agronomists or they don't want to go to agriculture anymore. Each year it's like 20 to 25 agronomists. Latvijoje aukštą išsilavinimą kiekvienais metais gauna tarp 20-25 naujų agronomų. Kaip jūs galvojate, tai yra daug ar mažai? Bet šiais metais aš žinau, kad tikrai įstojo rekordinis studentų skaičius į Vytauto Didžiojo universitetą Žemės ūkio akademiją. Kaip jūs galvojate, kas turėjo tokios įtakos, kad tiek daug jaunų žmonių pasirinko agronomo specialybę? Šiandien pamatėm, kaip atrodo mano žieminių rapsų pasėlis. Dabar lankėmės BASFO Baltijos šalių bandymų stoty, kuri yra Uzvaroj. Tikrai tikiuosi, kad čia surinktą informaciją pasidalinsime mūsų žiemos konferencijų metu ir iki kitų susitikimų ne tik mano laukuose, bet ir bandymų stoty. Sėkmės visiems!